Pradžios knyga, 13 skyrius. Draugė su žmona ir viskuo, ką turėjo, Abromas iš Egipto nusikėlė į Negebą. Kartu buvo ir Lotas. Dabar Abromas turėjo labai daug galvijų, sidabro ir aukso. Iš Negebo vienur, kitur sustodamas jis nukeliavo iki pat Betelio. Tos vietos, kur iš pradžių buvo pasistatęs palapinę tarp Betelio ir Ajo. Tos vietos, kur pirmiau buvo padaręs aukurą. Čia Abromas vardu šaukėsi Viešpaties. Lotas keliavęs kartu su Abromu taip pat turėjo avių ir galvijų, kaimenių bei palapinių. O kraštas negalėjo jų abiejų gyvenančių draugė išlaikyti. Jų nuosavybė buvo tokia didelė, kad jie nebegalėjo likti kartu. Be to kildavo vaidų tarp Abromo ir Loto galvijų piemenų. Krašte tuomet gyveno Kananiečiai ir Perezai. Tada Abromas tarė Lotui: prašyčiau, kad nebūtų vaido tarp manęs ir tavęs, ar tarp mano piemenų ir tavo piemenų, nes esame giminaičiai. Argi ne visas kraštas prieš tave? Prašyčiau atsiskirti nuo manęs, jei tu eisi į kairę, aš eisiu į dešinę. Jei tu eisi į dešinę, aš eisiu į kairę. Lotas apsižvalgė aplinkui ir pamatė, kad Jordano lyguma iki pat Soaro buvo gerai drėkinama kaip paties Viešpaties sodas, kaip Egipto žemė. Tai buvo prieš Viešpatį sunaikinant Sodomą ir Gomorą. Lotas pasirinko visą Jordano lygumą ir nusikėlė rytų link. Jiedu taip ir atsiskyrė vienas nuo kito. Abromas apsigyveno Kanano krašte, o Lotas įsikūrė tarp lygumos miestų ir pasistatė savo palapines prie Sodomos. O Sodomos gyventojai buvo nedori ir labai nusidėję Viešpačiui. Lotui atsiskyrus, Viešpats tarė Abromui: dabar pakelk akis ir pasižiūrėk iš tos vietos, kurioje stovi, į šiaurę ir į pietus, į rytus ir į vakarus, nes visą kraštą, kurį matai, amžinai atiduosiu tau ir tavo palikuonims. Padarysiu tavo palikuonis gausius tarsi žemės dulkės, jei kas galėtų suskaityti žemės dulkės, tai ir tavo palikuonis galėtų būti suskaityti. Pakilk, pereik išilgai ir skersai kraštą, nes tau jį atiduosiu. Abromas išardė savo palapinę ir nusikėlė gyventi prie Mamrės ąžuolų arti Hebrono. Ten jis pastatė Viešpačiui aukurą.